Ir taip čia nuotykiai tęsiasi. Ką mes matome? Pas priešus yra Jolka. AMX LK bis. 5 lygio, mažas prancūzas. Tiesioginis mano priešas apšvietimui čia. Čia bus dvikova su šita Jolka. Ir taip mes varom į priekį. Apšviečiam. Ir apsišviečiam. Jolka jau atvarė ten priekį į krūmą. Taip, kad pradžią žaidimo mes pralaimėm. Mane apšvietė. Mano komanda apšvietė. Ir taškais mes pralaimėm. Nuostolių komanda turi žiauriai. Nors tanko, aišku, vieną mes nukalėm komandą. Tai va čia dvikova bus. Tai va, Jolka stovi ten prieki krūmuose. Nu, aš negaliu rizikuoti. Važiuoti. Ją apšviesti. Ji toli stovi ten turbūt. Bet mūsų tankus kabina savo apšvietimu. O! Sunkusis tankas kokiam krūme. Čia puiku. Nutaikyta į priešą. Reikalas tame, kad aš čia darau 3 žvaigždutės savo tankui. Bandau daryti. Prieš savaitę buvau pasiekęs 94% ribą. Reiškia, žaidžia mano čiafi geriau negu 94% tankiukų čiafi. O 3 žvaigždutės reikia pasiekti 25%. Nu ir kaip būna? Reiškia 94% čia lemiamas mūšis. Ir aš pro storą tanką nepravažiavau pro tiltą ir nukritau į upę. Ir burbuliau toj upė išlipti nebegalėjau visą žaidimą. Ir reiškia, man iškart keli procentai ten procentas nukrita, žinai. Ir paskui tokia eilė santykinai nesėkmingų mūšių ir man nukrito lygiai 89%. O galėčiau šauti, aišku, turbūt. Bet mes bijom apsišviesti. Nu, mes čia kontroliuojam visą centrą, tą šoną visą čia. Nu, gerą vietą čia mes ir nešaudydami komandai padedam. Žiauriai padedam. Tai va. Nukritau ir nukrito mano koeficientas tas 89%. Ir dabar sekmadienis mes sumastėm, kad reikia pažaisti ir su čiafi. Taip tai su Jolka žaidžiu. Šitam akaunte, nes tik tam akaunte yra Jolka. O su ją mes padarėm 2 žvaigždų, nu žymas tas. Marks Excellent, ar kaip. Su anglų kalba man tarimų. Nekaip. Tai va. Ir čia labai gera lokacija. Aišku, mėsos ne per daugiausiai. 6 lygio tankai pagrinde. 1,7 yra. Bent pas mus yra. Taip. Nu, įsilygino rezultatas, įsilygino. Tai va.
toks žaidimas. Aišku, aš čia gali ir aktyviau žaisti, ir visaip žaisti čia galime. Bet aš mėgstu pastovėti. Kol Jolka ten stovi krūme, mes čia stovėsim irgi. Gana sunku padaryti 3 žvaigždutės, dar kai žaidži be draugų, sakysim, vat, nu, mačiau, kaip Hebra daro 3 žvaigždutės. Tai jie ten nusisamdo porą artilerijų kokių, vat jie apšvietinėja tos artilerijas, pila palei jų nurodymus, čefin nurodymus, draugai. Nu, žymiai lengviau, aišku, žaisti tada. Ypač va tokioj lokacijai. Taip, Jolka pabėgo. Taip, mes galim jau imtis aktyvesnių veiksmų. Pabėgo į tą pusę. Nu, mes dar biškį šviečiam. Dar pastovėsim. Tai... Aha, nuobodu žaidimas stovėti krūme, ne? Nu, bet... Vat šitas tankiukas, nu, jisai... Turi tokius šiokius šarviukus. Ir aš, pavyzdžiui, ne visada pramušu jį. Aišku, galiu auksinį susitaisyti. Biškį didesnis pramušimas. Taip. Nu ką, mes netgi pralaiminėjom. Taip, nu kas sunaikins šitą tanką? Nu mes turim gerą tanką, topas. O Jolka. Nu nešaudau, nu. Galėčiau šaudyti, tolokai yra. Gal neapsišviesčiau. Bet dar priešų yra. Taip, priešai pajuto pergalės skonį, ar ką? Nu, to nebus. Situacija kontroliuojama. Taip. Laikas. Pabėgo. Laikas į priekį. Laikas iškovoti pergalę. Nutaikyta į priešą. Pričiupam. Gerai pataikėm. Taip, mes jau apsišvietėm, dabar mes... Nepalikom nežymės. Nu, E25, mūsų topas to atlieks. Padės man, o mes nesustojam. Vikšras pažeistas. Zaraza pataikė. Pataikė į baką. Taikinys pasišalino. Nu ką? Lekiam biškį. Pasislėpsim. Gal Jolką atliekti. Netyčia. Aišku, aš Jolkas nebijau, mane vienu šūvį nenuneš. O šia sušaudyčiau. Bet, nu kaip būna, va. Kaip vienas juk buvo, kaip pylė man Jolka, tai man variklį pamušė, visą sudaužė, žinai, aš nepajudėjau, žinai. Nu, ačiū Dievui, kai jinai šalia buvo, tai aš ją sušaudžiau, žinai. Bet... Jolka pavojinga. Taip. Jie čia pasislėpia kažkur, mes iš užpakalio juos čia apšviesim. Taip. Palaukiam draugų.
Neskubėsim šį kartą. Шару с промощем. Neskubėsime. Mes darom 3 žvaigždutės. До конца боя 5 минут. Laiko yra. Nu, E25 nevažiuoja padėti, jisai iš toli. Iš toli bando. Nu, jis 7 lygio tankas. Jis gali tai sau leisti. Jis turi gerą patrankėlę tokią. Nu, kur jūs ten užlindę? Taip, į ataką. Нутайкита. Повредил гусеницу. Повредил гусеницу. Taip. Левого нутайкиню. Ir dabar dvikova Gerai pataikėm. su Jolka. Priešas sunaikintas. Первый фраг. Mes nugalėjom. Tai ką? Meistras? Ir kiek? Ir čia suvokiu, kad jau netoli 3 žvaigždutės. Taip, po Jolka apšvietė 3000 žaidimo pradžioje, mes 6 beveik. Taigi mes visgi nugalėjom.